Sveiki, draugai. Na ką, už lango sniegas, bet aš jau pradėjau savo vėdrynų užmerkimą, būdinimą ir kadangi orai tokie visiškai nežiemiški, manau, kad visai bus anksti tas pavasaris atėjęs, o vėdrynai mėgsta vėsų orą, jie nebijo ir iki -5 šalčio. Tai manau, kad pavyks pasodinti anksčiau negu pernai ir turėti tų žiedų gal netgi daugiau, nes kai yra vėsus oras, tai jie auga labai gerai, būna sveiki krūmai, tai pasižiūrėsim, labai įdomu. Tai ką naujo šiais metais nusipirkau, ko dar nebandžiau, kas man labai įdomu, tai išbandysiu Reinetės šitos hibridinius vėdrynus. Ir jie yra tokie su žaliu centru, balti, nuostabiai gražus, net paėmiau du pakelius, dar paėmiau miksą. Įdomu, kaip čia taip tie lapai tokie centre kažkaip kaip auga. Ir oranžinį, oranžinį tai man žiauriai gražus. Per mažai aš turiu oranžinių iš tikrųjų, tai pabandysim. Dar paėmiau pastelinių miksą, irgi 2 pakeliai. Ir persikinių tokios lašišinės spalvos, labai gražus, man pernai patiko. Ir ta tokia spalva, tai šiais metais dar paėmiau 2 pakelius. Čia viskas pirkta iš Dutch Grown, kas ten parašyta. Ir aišku, dabar labiausiai įdomu tai yra šitie Butterfly serijos irgi nauji hibridiniai vėdrynai. Tai čia jie visai kitaip atrodo negu įprastiniai vėdrynai. Dėsiu nuotrauką. Tai kas įdomu, kad dideli krūmai yra ir ant vieno stiebo gali būti iki 10 žiedų. Tai labai bus įdomu pažiūrėti. Vien matosi pagal jų šakneles, kokio jos yra dydžio, lyginant pavyzdžiui su šitais. Tai labai įdomu, čia 5 vienetai. Tai labai bus įdomu pasižiūrėti. Tai dar parodysiu, kaip jie atrodys, kai jau bus išmirkę po 3 valandų. Tai ir kaip sudėsim į substratą. Tai ačiū, kad žiūrėjot toliau.